Labą dieną. Aš esu Marius Mateika. Šiandien atstovauju Mama Architects ir kažką papasakosiu. Tai visada yra klausimas man, tai ką papasakot, kai mane pakviečia kažkur ir ar tikrai aš čia turiu ką papasakot, nes man atrodo, konferencijos kaip niekas kitas yra žmonių laiko gaišinimas, nes jeigu tu neturi ką pasakot ir visi sėdi ir žiovauja, tai aš kiekvieną kartą, kai mane kviečia, galvoju, ar aš čia dabar turiu ką papasakot ar ne. Tai man vis dar atrodo, kad ne, bet kitiem atrodo, kad taip. Tai pasidariau trumpą špargalkę, apie ką norėčiau pakalbėti. Mano tema vadinasi labai skambiai, kas lemia interjero kokybę. Nors sąžiningai nežinau, ar žinau, bet man atrodo, kad vis tiek didžioji dalis jūsų turbūt esat profesionalai ir darot kažką panašaus, ką mes darom, tai pasakot, ką jūs žinot ir taip ir patys, tai turbūt nėra prasmės. Tai man visada atrodo tiesiog ta patirtis, kurią aš turiu, tos sėkmės, nesėkmės, ieškojimai, turbūt tai galėtų būti jums naudinga. Ir galėtų, kaip sakyt, pasitarnauti bendram gėriui. Tai aš turiu tokią špargalkę. Tai yra, tai kas lemia tą, sakykime, kokybę, ne? Tai visų pirma susikalbėjimas, prisitaikymas prie aplinkybių, atradimų alkis, eksperimentai, nepasitikėjimas savim, improvizacija ir žmonės. Tai va čia tokie pagrindiniai daiktai, lemintis gerą interjero kokybę. Ačiū. Ne. Iš tikrųjų tai žinau, kad visi atėjot išgirsti apie Klaipėdos teatrą, man biškiai atsibodo apie jį pasakot, bet vat per tą prizmę, per tuos mano ką tik išvardintus parametrus, aš pabandysiu apie tą teatrą ir papasakot, nes tai yra mūsų patirtis, taip kaip mes jį matom. Tai ir važiuokim tada. Dabar pats teatras, jisai yra Klaipėdoj, jisai nėra naujas, tai yra rekonstrukcija, apie 10 000 kvadratinių metrų pastatas. Kaip čia ta vidurinis pastatas, ne, kad rodytų kažkokį... Ne, kad rodytų... Čia žvaigždutė, gerai, žvaigždutė. Čia yra senoji pastato dalis, čia yra nauja, rekonstruota, tokia irgi biški į Hadid temą. Tai mes su šito nieko bendro neturim, mes darėm tik interjerą, bet natūralu, kad tas interjeras jisai turi irgi adaptuotis ir prisitaikyti. Ir aišku, tos plastiškos formos, ta visa struktūra, jinai natūraliai prašėsi išpildoma ir interjere. Ir mes tą pradėjom daryti. Dabar pasakosiu aš ne apie visą teatrą, pasakosiu tik apie pagrindinės viešas erdves, nes čia laiko neužtruktumėm ilgai. Visgi rekonstrukcija truko 7 metus, tai 7 metus sutalpinti 20 minučių nėra taip lengva. Tai pagrindinės erdvės, tai yra visų pirma holas, kur yra pasitinkami žiūrovai, kur pasitinkami ateinantis lankytojai. Ir čia mes atkartojam tas visas lenktas formas, lenkėsi viskas visom kryptim ir netgi dėjom kelias detalės, kad matytųsi, kaip viskas čia lankstosi. Pagrindinės medžiagos yra kilimas ir molis, prie molio tinkas, prie molio tinko dar sugrįšim. Ir prie viso ansamblio, čia netgi tie, kurie, nežinau, kiek iš jūsų buvo, kas nors buvo teatre iš vis? Gerai, biški yra. Tai negaliu meluoti tada. Reiškia, vienas iš tų dalykų, netgi tie, kurie buvo, tikėtina netkreipė dėmesio, kad kilimas yra pereinantis. Jis pereina iš tamsios spalvos į šviesį ir susilieja su sienos spalva. Vėlgi tikslas buvo, kad netgi tuos aštrius kampus, kuriuos mes turim, juos irgi sušvelninti, kad tas būtų įspūdis toksai
apgaubintis ir toks labai welcome efektas. Aiškia, mes labai siekiam šituo teatru, kad jisai būtų, biškai norėjom visus apgauti, nes kaip klasikinis įvaizdis teatro, nesvarbu, ar tai naujas teatras, ar kažkoks istorinis teatras, klasikinis įvaizdis teatro, kad aš ateinu ir mane ten priblošia kažkokią prabangą, kažkokiu tais įvaizdžiu kažkuo, o mes norėjom tokio šilto welcome efekto, kad tu ateini ir atrodytų, kad čia tavęs jau laukia. Tai visos tos mano išvardintos priemonės, jos būtent tarnauja tam efektui. Ir tada tas žmogus truputį irgi jis taip apsigauna, jis ateina o čia ne tai, ko jis tikėjosi. Tai šitų apgavysčių bus daugiau, apie jas papasakosiu, bet dabar norėčiau dar biškai grįžti prie savo pirmo iššūkio, tai susikalbėjimo. Tai dabar, kadangi kaip spėjus irgi darot panašius dalykus kaip ir aš, tai tikrai galite įsivaizduoti, ką reiškia linija, kuri lenkiasi X, Y ir Z ašim ir dar turi visokių pati iš savęs kreivų šleivų formų. Ir kaip atrodo brėžiniai, išklotinė, kaip atrodo išklotinė šito daikto. Tai mes kažkada skaičiavom, jau dabar tą skaičių pamečiau, kiek tūkstančių brėžinių prireikia šitam teatrui, skaičiuojant visas A, B, C laidas ir taip toliau. Bet, kaip aš mėgstu sakyti, brėžiniai iš esmės yra tik teismui. Realiai nieks jų neskaito ir jais nesivadovauja, nes grandinė nuo to, kuris juos paišo, nuo to, kuris juos priima, tai yra projektų vadovas, nuo to, kuris juos de facto skaito, tai yra statybo aikštelės vadovas, kuris perdoda tai kažkokiai rangovos įmonės atstovui, kuris prižiūri savo apdailininkus ir jisai teoriškai tai perskaito apdailininkam, nes jie patys nemoka skaityti brėžinių. Ir reiškia, va ta visa grandinė tai primena sugedusi telefonų, kurį mes žaisdavom vaikystėje. Ne? Tai brėžiniai neveikia. Be kita ko, galit matyti čia kelis subkontraktorius. Tai yra kažkas montavo karkasą, kažkas dėjo gipsą, kažkas vyrino porankiais metalinis vyrintas, kažkas dėjo apšvietimo sistemas, kažkas iš putoplasto drožė šitą daiktą ir tada molio dekoratoriai dar dėjo ant viršaus molį. Tai čia kokios 5 grandis, kurios dirba prie to vieno brėžinio. Ir jeigu kuri nors grandis iš tų ankstyvesnių padarė klaidą, nežinau, nesigavo, neperskaitė brėžinio, tai visi kiti važiuoja iš paskos. Tai išlaikyti brėžinių, reiškia, laikytis brėžinių realiai fiziškai neįmanoma tokiam objektui. Tai mūsų patirtis yra tiesiog sutrumpinti kelią nuo architekto iki to žmogaus, kuris tai daro. Tai yra trumpai tariant, tiesiai su juo dirbti. Tai yra vienintelė formulė. Vienintelė formulė, tu turi su juo kontaktuoti ir daryti tą tiesiogiai. Tai čia yra mano pirma pamoka, ką galiu pasiklėti, tai yra susikalbėti, tiesiogiai kalbėtis su to žmogum, kuris vykdo. Nes kitaip tavo projektas yra žlugęs, jeigu jis nėra kažkoks santykinai paprastas. Bet dabar kaip susikalbėti? Aš ateinu, sakau, ponas Jonai, žinot, jūs čia, kai šitą darot, šitą lenkėt, jūs turėtumėt sklandžiau lenkti. Suprantat? Sklandžiau. Viskas turi būti organiškai. Ir jis paskui sako, atėjo čia inteligentas sklandžiai, organiškai. Ta prasme, kas čia per žodį? Ir aš jums parodysiu, šiaip aš šituo labiausiai didžiuojuosi šitam projekte, savo išradimu. Atsiprašau, jeigu ką tai žeis, bet statyba šiaip yra grubi, vyriška aplinka. Ir aš jam nupiešiau krūtį moters. Sakau, žiūrėk, žinai kas čia? Esi matęs moters krūtį? Jo, aišku. Sutinki, kad čia moters krūtis? Jo, aišku, žiūrėk. O čia va taip darai tu. Ir jisai, plemba, žinai. Ir tada mes pradėjom, sakau, žiūrėk, o reikia taip, sutinki? Gal šitas. Jo, sako, sutinku. Tai žiūrėkit, sakau, tai darom krūtis, nedarom tų šito Picasso paveikslų, darom normalią lietuvišką krūtį. Ir tada mes pradėjom su jais, jie pradėjo tarpusavį lenktyniauti. Aš ateidavau kiekvieną savaitę
ir apžiūriu tuos naujus lenkimus ir sakau, tu čia, blemba, gerai, tu daug papų matyt matęs. Jis iš karto, ojo. Kitas, kur ten kreiviau, sakau, tu vyruti, gal biški pasižiūrėk, ar pornografijos, ar kažko, nesakau, tą prastai. Ir jie pradėjo vienas iš kitų ten juoktis vieni ten ir jie pradeda konkuruoti tada, kuris čia didesnis tas papų specialistas. Tai atsiprašau, bet taip, statybos yra tokia grubi aplinka, vyriška ir tai tikrai veikia. Tai tikrai veikia ir va tas atrasti apie tą susikalbėjimą, kad tu turi atrasti, kaip su tuo žmogum kalbėtis, kaip su juo susikalbėti ir atrasti tą bendrą kalbą, tą formulę ir prie kiekvieno reikia prieiti skirtingai. Vienaip tu kalbėjai su projektų vadovu, kitaip su teatro vadovu ir dar kitaip su to Jonu, kuris yra papų specialistas. Tai va. Ir tai čia pirma pamoka, kurią aš išmokau. Dabar antra pamoka, truputį, kurios neišmokau, tai yra, kai aš pavadinau, tai prisitaikymas. Arba kitaip tariant, prisitaikymas prie aplinkybių. Tai aplinkybės buvo tokios, kad teatre mes turėjom, štai persijungė kažkodėl, štai persijungė, gerai. Teatre mes turėjom rūbinę, kuri buvo numatyta šitoj vietoj, tai jinai yra matoma iš lauko. Pati matomiausia vieta, dėja mes paveldėjom tokią aplinkybę, mes patys nesirinkom. Ir problema ta, kad ten turėjo būti rūbinė, tai kuri yra puikiai matoma iš lauko. Ir tu negali sukabintų rūbų tiesiog ant kabyklų, nes tai tą matys visi ir tai atrodys kaip rūbinė. Ir mes iš tikrųjų pabandėm tą rūbinę paversti nerūbinę. Tuos kabliukų, reiškia, kabinimo sistemas mes padarėm tokį stulpą, ant kurio prisilipina magnetukas, kuris tuo pačiu yra ir tavo žetonas, kurį tau duoda, kada tu eini į spektaklį. Dar be kita ko, čia šitas daiktas šviečia ir čia matėsi, jau dabar negrįšiu atgal, iš lauko jisai ten RGB šviesom, naktį jisai šviečia visom spalvom. Tai sugalvojom labai fainai, labai gražiai, bet tiek, kas buvot, tai matėt, kas nebuvot, pamatysit, iš tikrųjų tai neveikia. Ir dėl to, kad funkcija, apie ką jūs ir kalbėjote, funkcija nugali. Žmogui reikia paltus pasikabinti, o ta paltus kabinanti teta, jinai labai pikta, nes jinai čia susibraižo rankas į tuos pagalius ir ten, kada eina tie magnetai krinta, jinai jos pyksta. Ir man šiandien skambino teatro vadovė ir sako, žiūrėk, Mariau, davai išsprendžiu, aš kovoju jau metai, kaip kovoju su tais, aš noriu išsaugoti tos magnetukus, bet man sako, žiūrėk, kitaip nebus. Arba tu sugalvoji, arba mes patys sugalvosim. Tai aš ką noriu pasakyti, nereik savęs apgaudinėti. Mes žinojom, kad ta problema bus, mes bandėm ją apeiti, nesusitaikėm su tom aplinkybėm, kad priekyje yra rūbinė ir dabar aš turiu pasakymus. Man reikia galvoti, kaip visgi tą rūbinę paversti rūbinę. Tai reikia savęs neapgaudinėti, nes realybė dėja pasivys. Tai va. Tai čia aš turbūt mūsų didžiausias pralaimėjimas, tai yra rūbinė, kuri dėja nepasiteisino, kad ir kokia jinai mums patiems atrodytų faina. Kitas dalykas, kuris čia jau matosi, tai matosi jau atsiranda rūbiniai, nepaisant to, kad yra dar tų organinių formų, jau atsiranda tam tikra geometrizacija. Tai yra tarsi anonsas, ką lankytojas pamatys salėje. Dabar salė, mes vėl apgaunam žiūrovą, jau mes jį pripratinom, čia viskas fainai, minkšta, šilta. Ir jis ateina į salę, o ten, bam, visai kitokia erdvė, visai kitokia emocija, visai kitokia struktūra. Čia nuotraukose nelabai matosi, kas buvo žino, kad ta spalva čia yra gerokai intensyvesnė, aštresnė ir šitoj vietoj, va, čia salė yra čia holas, kurį rodžiau, čia rūbinė, kurią rodžiau, o čia yra salė. Tai va, mes dabar esam čia. Ir salėj mes įsivaizdavom tai kaip, žinau, kaip būna akmuo, toks lyg ir aptakus ir tu įpraskelio viduje kristalas. Tikrai esat matę tokių stebuklų. Tai galim sakyti kažkoks Fabergé kiaušinis, Kinder kiaušinis, kai tu jau atrodo, žinai, kas tai yra, atidarai, o ten visai kitaip. Tai mūsų ir buvo toksai tikslas apgauti visus, kad tu ateini, tave pasitinka, sako, sveikas atvykęs, mes tavęs labai laukiam, paglosto per nugarą ir tada ateini, o ten tau su plaktuku per galvą. Tai iš esmės toks tikslas ir buvo. Ir čia dabar ne apie fainą, ne fainą, gražu, negražu, ne mum čia spręst, bet kad tai
tikrai pribloškia žmonės, tai tikrai. Tie, kurie ateina, ypatingai pirmą kartą, niekas nesitikė. Niekas nesitikė ir visus pridaužė tas efektas, kad tu pakliūni visai kitokią erdvę ir tai ir buvo mūsų tikslas. Reiškia, dėl ko mes taip darim? Kodėl? Todėl, kad mes, kai darom interjerus, mes visada bandom, pirmas užduodam klausimą, o kodėl? Kodėl mes tai darom ir ką mes tai darom? Tai viskas turi prasmę ir tikslą. Tai mūsų tikslas, mes save suvokiam kaip apšildančią grupę, kuri padainuoja tam, kad prieš pagrindinį koncertą. Tai, nes teatras yra drama, čia tuoj kažkas atsitiks, kažkas įvyks ir čia bus daug ašarų, juoko, čia bus, kaip sakyt, tu ir ateini čia būti priblokštas, iš tikrųjų. Tam mes ir einam į teatrus, ar ne? Tam, kad mūsų tą emocinį pasaulį sukrėstų. Gerąją prasme, blogąją, nesvarbu, bet kad mes išeitumėm, kažkokie kitokie, pakylėti, su apmąstymais, taip toliau. Tai mes taip ir suvokiam savo tikslą, tą su plaktuku kalbiškai per galvą, kad padėtų įeiti tą programą. Tai dėl to ta salė yra kitokia, dėl to jo yra viskas daug aštriau, daug daugiau dramos, daug daugiau emocijų ir dabar toliau apie molį. O kodėl molis? O todėl, kad molis yra labai sena, archaiška medžiaga, labai pažįstama, archetipiška kiekvienam lietuviui. Ir jis tam moderniam interjere toks yra truputį užmirštas. Ir mums pasirodė būtų labai fainai molį prikelt naujam gyvenimui. Bet taip bukvaliai molį. Ta prasme, ne tai, bet kad jis ir matytųsi, kad molis. Šiaip tas salėj molis yra tokio šlapio molio efekto. Tarsi tik užteptas. Mes norėjom, kad jis tikrai matytųsi, kad molis. Ir aišku, čia buvo sunki dalis tą įtikint teatro vadovybę, nes jie sako, žiūrėk, bet tai čia kaip ta prasme molis? Tai kaip molio puodynė? Jo, sakau, kaip molio puodynė, blemba. Sako, kaip čia bus, jūs galite įsivaizduoti. Teatro vadovas turi priimti sprendimą, kur paskui gali nutarkuoti už tai, kad jis nusprendė, jog jo teatras bus kaip molio puodynės. Bet čia aš vadinu tai vadinu atradimų alkis, ką aš vadinu. Tai ta geometrinė salė, šiaip tai laužė mano kolegė Indrė Ankudavičienė, kuri turi tokią labai griežtą, gerą ranką. Bet ta geometrizacija jau kažkur matyta, ne? Tu kažko nenustebinsi. Tai mes nusprendėm, kad tas paternas, kurį mes ant jo galim uždėti, galėtų būti tas vinis, kuris viską nusineštų. Ir kita priežastis, visų pirma, reikia nepamiršti, kad teatras visų pirma tai yra akustinė erdvė ir tik paskui tai yra vaizdas. Galų galia tas vaizdas nėra svarbus, nes tu išjungi lempas ir žiūri, kas vyksta. Tai tie visi išbangavimai, tai yra tuo pačiu atlieka ir akustinę funkciją. Tai mums reikėjo reiškia, tie didieji sulaužimai, jie atlieka pagrindę, atspindi garsą taip, kaip reikia ir ten, kur reikia, o tie visi išbangavimai, tos smulkios detalės, jos išpildo daugybę kitų akustinių parametrų, jų yra iš tikrųjų gerai akustikai nusakyti virš 30, aš tikrai visų nemoku ir nežinau, bet tam tikslui buvo akustikai, kuriem irgi didelis labai kreditas, tai Viktoras Mekas ir Gintarė Privedienė, kurie čia daug ir sunkiai dirbo. Ir tada aš nuėjau pas Raimondą į Mr. Clay, nemokama reklama, nes kodėl? Todėl, kad man labai patiko, aš buvau girdėjęs jų istoriją apie tai, kad tai yra lietuviškas produktas, absoliučiai lietuviška sėkmės istorija su Raimonda priešaky ir man tas labai inspiravo, kad tai ne kažkoks ten nuėjau Italijai, nusipirkau, parsivežiau, o kad tai yra lokalus vietinis daiktas. Kita priežastis šiaip jau buvo labai žemiška. Mes galvojom tas panelės lieti ir vežti kažkur ten iš Vokietijos, iš Austrijos, taip toliau.
Bet vienas dalykas tai yra didžiuliai kaštai, antras dalykas reikia laikyti didžiulės skylės dogę, kad įkelti tas plokštės su kranu ir jas prisukti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu negali, po šito teatru yra dar 2 aukštai, kuriuose yra įvairi funkcija, tu negali pabaigti tų darbų, nes, reiškia, technologiškai tai irgi netinka. Ir mes tada nusprendėm, kad tai bus molis. Ir Raimonda mums rekomendavo, labai džiaugiuosi tą rekomendaciją, puikius meistrus, prie to dar sugrįšim ir mes pradėjom tą molio kelionę. Ir toliau sekantis etapas, tai ką aš vadinu, tai eksperimentai. Tai labai svarbu daryti eksperimentus ir taip pat aš tai pavadinau nepasitikėjimu savim. Tai yra labai, mums tai yra labai svarbu. Aš čia žinau, kaip reikia, tai jau darau. Arba mes visada save tikrinam. Ir čia matysit, tų patikrinimų bus ne vienas, tai vat, čia dar biški ne apie tai. Čia apie tai, kaip mes atradom raštą, mes šiaip jo ieškojom. Bet irgi apie atradimus. Mes ieškojom rašto, koks tas raštas turėtų būti, akustiškai teisingas, vienas dalykas, ne visi tinkami. Antras dalykas, jis turi būti padaromas pakankamai greitai. Nes tai yra rankų darbas ir reikia suprasti, kad tai užtrunka. Ir mes ilgai ieškojom to rašto ir mums nepavyko jo rasti. Ir tada vieną dieną man tas dekoratorius atsiuntė tiesiog čia pat Klaipėdoje ant smėlio su pagaliu, tokį prabrauktas, sako, kaip tau šitas? Ir mes sakom, opa, davai, darom. Ir tai buvo mūsų startas, nuo ko mes pradėjom. Ir tada mes pradėjom labai daug eskizavom, labai daug testavom. Čia yra didžiulis mock-upas, ten, nežinau, 4x4, didelis daiktas. Tada žaidėm su šviesa. Labai svarbu, kaip ta šviesa krinta į tą dekorą, nes jeigu tu šviesi tiesiai, tai tiesiog kaip popierius, jis praranda bet kokią prasme tas dekoras, ta šviesa turi kristi labai aštriai, labai aštriu kampu, tai apšvietimui mes čia skiriam labai didelį dėmesį. Vat ką aš noriu pasakyti, kada tu tikrini save, nepasitikė tom, kad tu galvoji, kad jau čia žinai, kaip bus, nes mes tikrai daugybę kartų pasidarėm mock-upą, pasitikrinę apsigalvojam, nes paaiškėjo, kad tai, kas matosi, atrodo kitaip, negu tu galvoji. Tai va tas nepasitikėjimas savim mums davė tam tikrų vaisių. Sekantis etapas, tai va mes vėlgi, Mantas paišė visą, pasidarėm maketą, ir paišėm tiesiog ant maketo, kaipgi tas raštas atrodytų. Raštas nėra tiesiog belė, jis yra prasidedantis nuo salės pradžios ir einantis iki pat galo. Tai yra vientisas piešinys. Nežinau, turbūt nesumeluosiu, sakydamas, kad tai didžiausias molio piešinys pasaulyje. Manau, kad netikrinau šitų faktų, bet kažkaip nuojauta sako, kad greičiausiai taip ir yra. Ir tai vat, nes šiaip tai buvo labai rizikinga. Kas suprantat, kad tai yra rizikinga turėti tokią erdvę, kuri yra geometriškai labai aiškios struktūros ir ją sudarkyti su kažkokiu piešiniu, tai yra rizikinga. Kas čia ką uždominuos, kas taps vedančių elementų. Tai dėl to mes norėjom pasitikrinti ir pasitikrinom. Tada sekantis dalykas, aišku, tai yra įrankiai. Įrankiai buvo kurti unikalūs. Jeigu atkreipsit dėmesį, tai tas piešinys nėra vienodas, jis yra skirtingas. Čia yra stambesnis raštas, smulkesnis raštas. Viskas lyg ir suplaukia į vieną, bet iš tikrųjų tai yra dėka to, kad mes net susikūrėm tam įrankius. Ir žodžiu, viską sugalvojam, idėją sugalvojam, konceptą sugalvojam, viską nusipaišėm, pradėjom dirbti ir tada, čia dar yra, kad suprastumėt, ir mes išradom visą technologiją, kaip tą reikia padaryti. Tai pats procesas susidaro iš, kiek čia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etapų. Tai yra, pirmiausiai, tai yra užpurškiamas molis, tada jis yra formuojamas,
tada jisai džiūna, tada yra taisomi įtrūkimai, tada jis yra šveičiamas, tada vėl purškiamas antras sluoksnis, tada ten švelniai išglostomas tas molio perteklius, tada vėl džiovinama ir tada impregnuojama. Tai visas šitas procesas, vieno etapo, jisai trunka apie mėnesį. Greičiau jis negali įvykti dėl technologinių priežasčių, o visas procesas truko 9 mėnesius. Tai čia tas greitas variantas, kur mes pasirinkom. Tai ir tada, kai jau viską sugalvojom, kaip ir pradėjom dirbti, nežinau, gal čia man užstrigo, jo, čia biški nuvažiavom, laukit. Čia yra fotografija iš statybų aikštelės. Kaip atrodo statybų aikštelė? Tai yra daugybė pastolių ir tokiom sąlygom tu turi kurti ir dirbti. Ir čia mano nuotrauka, aš kažkur turėčiau išlyst dabar. Labai čia kažkaip lėtai vyksta. Gal išlysiu kažkur? Ne, neišlindau. Palauksim prie baltfono. Tai ką norėjau pasakyti, kad čia sekantis tarpsnis yra improvizacija. Kad neišvengiamai turi būti pasiruošęs improvizacijai, nes tie pastoliai, čia kažkas nevyksta. Bet tai nieko. Nes turi improvizuoti, iš tikrųjų. Tai norėjau rodyti tos pastolius. Tai pastoliai, jie realiai, ką daro pastoliai? Tu suplanavai raštą, kurio tu čia varysi. Ir tu eini su tuo raštu, tu negali sustoti, nueiti parūkyti ir paskui pratęsti. Nes tai tas pats, kas daryti parašą ir daryti pauzę, nes jis tada nebesigauna. Tai yra raštas ant sienos. O čia yra pastolis. Tada, ką tu turi daryti? Tu turi keisti raštą, negu tu esi suplanavęs. Pas tave yra nupiešta, turi keisti staiga. Ir tada gavosi improvizacija, kur mes turėjome improvizuoti. Be kita ko, negana to, kad tu suimprovizavai, čia iš karto tai, kad tu padarėjai, yra uždengiama ir konservuojama. Ir tu nebematai, ką tu padarėjai. Ir reiškia, tu turi lik ir viską ten nusipaišęs, tu turi visą idėją, bet tu nebematai, kur tu judi ir kas bus rytoj. Ir mes tada pradėjom tokį išradimą padarėm, mes pradėjom daryti molio dienoraštį, tikiuosi čia išlys iš tos miglos. Čia 2 turėtų būti, nežinau kodėl 1. Čia kažkas negerai. Rašysiu pretenziją. Gerai rodo, ne? Nesvarbu. Tai čia yra molio dienoraštis, mes jį taip pavadinom. Tai yra, mes pradėjom fiksuoti, ką mes padarėm šiandien, tam, kad rytoj žinotumėm, kur pratęsti ir ką daryti toliau. Tai tokia mūsų improvizacija. Ir paskutinis etapas yra, mes labai laukiam, kaip sakyt, patys labai laukiam, kas čia bus, kai nuimsim tos visus pastolius, nes nežinojom, koks bus galutinis vaizdas, mes jo niekada nematėm. Ir kai jį nuėmė, tai gavosi taip. Ir be kita ko, čia dar viskas darinėjasi, tos visos plokštumas, čia vartosi darinėjasi ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, paskutinis etapas yra, apie ką norėjau pakalbėti, tai yra žmonės, nes viskas yra žmonės, absoliučiai. Tai norėčiau vardinti visus, kurie čia dirbo. Tai dirbo Indrė Kudavičienė, kuri čia tikrai labai daug prakaito išliejo. Tada Audronė Pakalniškytė, kuri dėjo tokio švelnaus labai braižą šitam projektui. Tada akustikai Viktoras Mekas, Gintarė Privedienė, kuri dar yra be kita ko ir autorė, lygiai taip pat interjero. Ir paskutinis yra Mantas Petravičius, kuris buvo šitos salės dailininkas, dekoratorius, kuris tai buvo vienintelis žmogus, kuris formavo raštą. Toliau prie visų tų procesų dirbo daug žmonių, bet raštą formavo jisai vienintelis, tai buvo mūsų sprendimas dėl to, kad, kaip aš ir minėjau, čia negali laiško pradėti rašyti vienas, baigti kitas, ar ne? Nes tai iškart matosi.
Tai iškart matosi, nes yra kitas braižas ir kad jūs suprastumėt, iki kiek tai yra jautru, aš vizituodavau kartą, 2 kartus per savaitę, man tas dirbdavo kiekvieną dieną, 9 mėnesius reikia iš tikrųjų labai atiduoti kreditą tam žmogui, nes turėt visgi jis nestatybininkas, o atbūti tiek laiko yra tikrai sudėtinga diena iš dienos ir aš vieną kartą atvažiuoju ir matau, kad tas raštas kažkoks kreivas. Ir, ne kreivas, bet ne jo raštas. Ir aš sakau, man tai kas yra. O pasirodo, nepasakosiu, bet ten šeimininės tikrai didelės netektis. Ir tai tik tais iliustruoja, kiek čia daug to tikrumo, kiek čia daug tos meilės. Ir ką reiškia, kai tu komandai turi žmonės, kurie tiki tą idėją, kurie be galo atsidavę tam, ką daro, lengvai išprotėja, tai manau, kad čia yra visgi, ne veltui pabaigiau žmonėm, nes žmonės yra pats svarbiausias faktorius lemiantis kokybę. Tai va, turbūt tiek ir pabaigai, jeigu Ramonda nesupyks, man paskolino filmuką, parodysiu Mystic padarytą filmuką, šiaip tai ačiū, nes neturėtumėm ką rodyti, jeigu jo neturėtumėm. Čia buvo mano dovana visiems, tokia lemtis ir buvo. Super, tai va, tai tada parodysiu filmuką ir ten labiau matysit, kaip viskas va tą, ką aš pasakau apie tą procesą, jis turėtų pasimatyti. Tikiuosi, kad rodys šiaip jau. Kai dabartiniam mūsų pasaulyje labai daug mechaninių dalykų ir kai tu matai tokį milžinišką interjerą įgyvendintą rankomis ir tas objektas jis išsiskiria iš visų kitų, tu jo net nenufotografuosi. Tu turi ten ateiti, pajausti. Kai tu prieini prie tos sienos, tu matai, kad ten yra daug meilės. Prasidėjo viskas nuo popieriaus. Pieštukas popierius. Bet kad tas pieštukas popierius virs tokiu projektu, tai sunku buvo to tikėti. Tai, ką mes viską anksčiau iki tol darėm, tai reikėjo viską padauginti iš 100. Būti kūrėjų studijoje yra vienas dalykas, o tu čia turėjai išlikti kūrėjų grubioj statybiniai pastoliais, suvirinimo aparatais, ūžiančiais ventiliatoriais, jaunančiais pjūklais, tokioj statybiniai grubioj erdvėj, tu turėjai išlikti kūrėjų, tai ne vienam storas važiavo. Ir Karoliu, o kažkaip mes labai susigrojame. Čia buvo toks jausmas, kad aš tai žmonėm galiu pasitikėti, kad šitie žmonės netrukdys. Ir tada bus geriausias rezultatas. 2 mėnesiai iki koncerto, VIP svečiai sukviesti, bilietą turi prezidentas. O mes dar iki pabaigimo, oi kaip toli. Reikia samdyti daugiau žmonių, juos greit apmokyti, jų rankomis daryti darbus, kuriuos darė iki to laiko. Vienai palėtai buvo repitonas molės rinko ir tas būdavo dienų, kai ta tona ir per dieną išeina. Tos erdvės skiriasi. Yra salė ir yra viešos erdvės holas. Salė, jinai yra drama. Nes salėje tu patiri emocijas, labai stiprias emocijas. Tuo tarpu holas yra ramybė. Per pertrauką tu turi galimybę nurimti, suvirškinti, atsipalaiduoti. Ir va tos 2 skirtingos terpės, jos man atrodo labai gerai viena kitai konfrontuoja ir tuo pačiu viena kitą papildo. Visiškai skirtingos erdvės,
iš kurios yra iš to pačio molio. Ir tai irgi parodo molio galimybės. Tai yra patyriminis omelis, ne instagraminis omelis. Jį gali tik patirti savo rankom, akim ir ausim. Ir ausim gali. Ačiū.